jeigu jisai paklaus, kaip aš atrodo, ar tu bent jau žinai? Klausau. Alio, Alio. labas. Labas. Jūs tai? Palauk, tyras. Nu, kaip sekasi? Man gerai, kaip tau sekasi? Ai, žaidžiu kortom. Žaidi Su kortom? tėtė ir mačiutė. Tai to fainai. Ar žinai, kas skambina? Nelabai žinau. Ugnė tokia. O kas skambina? Ugnė. Ugnė. Nu, labas, Ugnė. Tai va. Iš tikrųjų, jūs tai tu man labai patinki ir vat sužinau tavo numerį, telefono numerį ir nusprendžiu tau paskambinti. Sako, tikrai nebuvo rasti. Nu tikrai. Labai turi daug draugų, tai va, norėjau su tim susipažinti. Tai irgi labai šaunu. Ar tu iš Vilniaus? Jo, aš esu Vilnietė. O tu dažnai lankaisi Vilniuje? Ką? O dažnai lankaisi Vilniuje? Mano sesė gyvena Vilniuje. Sesė Vilniuje gyvena. Tai ar nenorėtum su manim susipažinti? Mačiutės, Aistės. O ar nenorėtum su manim susipažinti? Nu, šiaip jau norėčiau. O kokią tu įsivaizduoji merginą, kuri tau patiktų? Kaip sakai? Kokią tu įsivaizduoji merginą, kuri tau patiktų? Man daug kas patinka. Ai, daug kas patinka, tai tau nesvarbu, ar tai būtų vaikinas, ar mergina, ar tai būtų gyvūnas, ar... Nu, aš nerūšiuoju. Dar kol kas nerūšiuoju. Ai, nerūšiuoji, supratau. Tai merginas tavęs gal nelabai domina, ne? Nu, yra besidominčių merginų. Kai sakai? Yra besidominčių merginų. Tai ar norėtum su manim susipažinti? Norėčiau, ja. Norėtum? O atvažiuotum iki Vilniaus? Aš gegužės vidury tikrai važiuosiu žiūrėti kino teatrą. O kaip tu važiuosi į Vilnių, nežinodamas, kaip aš atrodau, jeigu aš tau nepatiksiu? Mūšta. Ką? Alio, aš prastai tave girdžiu. Taigi, tai šitą Facebooką turi. Ai, Facebooką? Turiu. Šaunu galima Facebooką. Tai tu rašyk į snyką tada. Klausyk, o tai... Jūs tai, o tu turi mašiną? Ne, aš galiu vairuoti mašiną. Bet tu jos neturi, o kaip tu dasibrausi iki Vilniaus? Autobusą? Klausyk, o kaip tu atrodai? Aš atrodau. Trumpi plaukai su akinukais. Toks visas stambus dabar pasidariau nuo sporto. Aukštas labai. 2 metrai beveik. Raumeningas? Jo, muskulingas. O, man patinka. Geras. Na, dar apibūdink save. Nu, ką aš žinau. Mėgstu labai šokti. Mėgsti šokti? Jo, O dainuoti patinka? labai patinka. Nu, aš, nu, jūs tai kiek tau metų? Man 30, o tau? Man 18. Nu, 18, jau pilnametė. O kaip tu galvoji, kaip aš turėčiau atrodyti? Pradžiai pasakykit tik savo plaukų spalvą. Ruda, šviesiai ruda ar blondinė? Blondinė. Blondinė? Tau nepatinka blondinės? Ne, patinka, nu, tai aš maždaug Ar tu džiaugies, kad tau pasisekė, kad tau skambina blondinė? Paklausyk, aš tą maždaug jau įsivaizduoju. Rudas šviesiai akis, šitą... Šviesiai rudos akis ir aš esu blondinė? Nu,
ką žinau, kokias akis tavo. Gali Tai- būti mėlynas, O, super. žalsvas, gali būti dar ir rusvas. Ai, tai reiškia, tau patinka visos akių spalvos, ne? Tai, žinau, tą įsivaizduoju maždaug 1,76 m. Nu, o taip, pataikiau ar ne? Pataikiai? 1,76 m, tada tokia linksma įsivaizduoju. Jūs tai koks tavo zodiako ženklas? Vėžys. Vėžys. Vasarą miego. Žiemą išlenda savo urvą. O tu gali pasakyti man kokį nors gražų komplimentą arba ką nors gražaus? Gražų komplimentą. Nu, aš įsivaizduoju, kad tu labai graži panelė. Tu įsivaizduoji, ar tu taip manai? Aš turiu labai lakią vaizduoti. Užtat esu labai jaunakas. Kaip sakai? Sakau, turiu labai lakią vaizduoti. Turi labai lakią vaizduotę. Nu, taip. Bet, pavyzdžiui, tavo svajonių mergina kaip turėtų atrodyti? Tai maždaug ir apibūdinau, kaip turėtų Tai reiškia, atrodyti. akis yra Buramalynova, ne? Ten žodžiu rūda, mėlyna, žalia, spalvos, sakyk, o jūs tai tu turi merginą? Ne, Neturi. neturiu. Jėga, tai mes galėsim draugauti su tavim. Nu, tai va, galėsim padraugauti. O kaip tavo var... Ai, Ugnė, ne? Ugnė. Ugnė. Taip. Tai reikės įsivesti numeris. Tai ką veiksim? Ką veiksiu? Daug ką galim veikti. Galim pažaisti pokeris, galim pažaisti šaškiam, jeigu nori. A Skype turi? Dar nesusikūrus. Tai Skype užsiregistruoji, tada tai daug žaidimų yra, linksmų. Ai, o pokerį žaisim... Per Facebooką, mačiau, galima užsiregistruoti. tai per Facebooką neįdomu. Tai gal iš nusirenginėjimo? Aha. Nu tai, kai susitiksime, galėsime iš nusirenginėjimo. Nu. Ugnė, su ko čia kalbė, girdė? O Jezu, Ko čia kalbi? jūs tai... O Jezu. Alio, duok ragelį. Pasitrauk. Jūs tai... Alio. Kas čia kalba? Kas čia kalba? Čia kalba Justas. Koks Justas? Ugnė, kas čia per Justas? Čia mano draugas. Koks draugas dar? Eikit į kitą kamarį. Ne. Duok man telefoną. Nu, tik pažįstamas, ko tu čia... Justai, kas tau yra? Ko tu skambini mano žmonai, girdė? Ko tu skambini mano žmonai? Ko tu skambini mano žmonai? Ko tu dabar čia užė, a? Ko tu skambini mano žmonai? Kur tu esi dabar? Kas tu esi toks? Taigi čia mano Lekas važiuoti Pasitrauk. mane susinukį išmalsiu, tada čia pagrėž dantį ant gero žmogaus. Nu baikit jūs. Palauk, Ugnė, aš noriu įsiaiškinti. Sakau, ne mes drūto, nes gali būt blogai baigtis. Susrasiu vienį bet kur tą žinau. Tu man grasini, tu žinai, kas aš toks esu? A tu žinai, kas aš toks esu? Tu esi debilas, Ar tu žinai, kas aš toks esu? kuris net nemoka bendrauti. A girdi tu? Girdžiu, aš tu, nu. Taigi čia mano pusbrolis. Ugnė, tavo pusbrolis, buvo Marius, buvo viskas. Koks dar Justas? Kas čia per Justas yra? Jūs tai taigi tu esi mano Zip pusbrolis. taip? FM, durnelį. Nu, šitą jau senai galėjot paleisti. Sveikas gyvas, mažutė. 4 kartą mes tau skambinam. Taigi vakar skambinat netgi. Ne, vakar mes tau neskambinam. Neskambinat vakar, apklausa buvo Air Baltic. Oi, žinai, su kuo kalbėjai, Justelį? Gerai pakalbėjau. Tai dar prisišnekėjau. Prastai pakalbėjai, bet ar tu žinai, su kuo tu Ar tu kalbėjai? žinai, su kuo kalbėjai? Tai šitą, atsiųskit jūs numerius.
Ar tu žinai, su kuo tu kalbėjai? Justai, ar žinai, su kuo kalbėjai, su kokia dama kalbėjai prieš tai? Su Ugne, bet žinai, kas Ugnė yra? Nu, nežinau, kas yra. Yra Marina. Marina iš grupės Olele Pupytės. Oba. Labas. Patinka tau, Marina? Patinka tau, Marina? Nes jinai sakė, su tavimi iš tiesų norėtų draugauti. Tai va, sakau, Vilniuje vidurį gegužės. Atvažiuosi į Vilnių, ar ne? Jo. Tai Okay. Marina norėtų susitikti su Justu vidury gegužės. Ženklas vienas parodo. Jūs tai kortom žaidži dabar? Ką ten darai? Tai jau kortum, dabar baigiam. Supratau. Tai ką? O tai jūs, tai tu toksai dvimetrinis baraiga, ne? Su tokiu. jo, vidutinis jau gerokai. Kiek nuo grūdako stumi? Kaip sakai? Kiek nuo krūtinės stumi? Nuo krūtinės 100. 100. Nu, Puikiai, o puikiai. ant pečių 130. Maladies, Oho, klausyk. tai jo Mat, iš karto ne ant to žinok- papuoliai. Monstras, nu. Pas man rankas metalinės. Eina savo, klausyk. O gal čia tiesiog fantazijos? A tu Facebook'e esi, Justai? O tai klausyk, tu ne, su savo, Jo, su savo metaliniam Jūs rankom tu... Simonavičius. Klausyk, o tu su savo... Turi būt. Alio, ar girdi? Tu su savo metaliniam rankom nesusižeidi? Nu, ta Tai prasme, jūs- bendraudamas su savo mergina. Tai jau įsivaizduojama. Tai jūs įsirašykit mano numerius. A, jūs tai visi draugai tavo sakė, kad tu nori labai pasiskelbti per Lietuvą savo numerį, nes ieškai merginos. Tai mes turime 30 sekundžių tau eterio, tu gali pasakyti savo telefono numerį, jeigu Jeigu, nori. nes tavo draugai rašė, kad tu labai supykai ant mūsų, kad mes to neleidome pasakyti savo numerio į eterį, taip? Nu taigi, ar tai norit pasakyti, nežinot mano numerį? Ne, tai tu pats pasakyk. Jeigu tu nori, dabar yra tau kaip tik, vat, žinai, tenais yra visokių radio stočių, kur tu gali siūsti savo numerį. Mes tau duodame šansą pačiam pasakyti prisistatymą savo. Dabar žiūrėk, Nu, darysime gerai, taip. gerai, davai. Pusę minutės tu pasakai Sutarim. savo prisistatymą ir tada pasakai savo telefono numerį merginoms. Gerai? Gerai, sutariam. Nu, tai dabar, sakyk. prašom, pirmin. Nu, sveiki, man 20 metų, aš gyvenu Malėtuose, mano vardas Justas, pavardė nesvarbu. Mano telefono numeris 868 459 129. Ir dar kartą numerį. 868 459 129. Tai va, jau ruoš keitimui numerį. Gerai, brolau, tai... Mes paskambinsim tau, vis paklausim, kaipgi seka susirasti. Tiksliai, žinai ką, mes tau vakare paskambinsime apie kokią 9:30, paklausime, kaip tau sekėsi ieškoti merginos. Tvarko jūs tai? Tvarkoj. Tvarka jūs, tai Laikykis, gero iki. tau vakaro iki. Iki. Ir tikrai Gerai, laikykis, viskas, laikykis, laikykis. laikykis. Iki. Smagu, smagu. Kus, kus, paradys tai kus, ateini